2000-aisiais mes pasistatėme namą ir metų pabaigoje apsigyvenome. Tuomet stovėjo aplink kaimą tik 6 vėjo malūnai. O po 2-3 metų prasidėjo kaip grybai, visur dygti. To mums žinoma prieš atsikraustant niekas nesakė. Jei aš tada būčiau žinojęs, kad aš kažkada vien vėjo malūnus visur matysiu. Dabar jie jau beveik sode pastatyti ir mes girdime vien tik vėjų malūnų vup, vup. Tai absoliučiai nervina. Potovskių šeima gyvenanti Bernitz miestelėje Brandenburge yra įstatymiškai tvarkingai apsupta vėjo malūnų. Artimiausias vėjo malūnas stovi maždaug už 800 metrų nuo gyvenamojo namo. Šeima yra dėl to susirūpinusi, nes Kristinė Potovski laukiasi 3-ojo vaiko. Yra duomenų, kad vėjo jėgainės labai kenkia būtent nėščiųjų ir vaikų sveikatai. Iš tikrųjų yra Potovski už gamtos apsaugą, bet jokių būdų ne jų pačių sveikatos kaina. Vėjo jėgainės trukdo labiausiai miegą, savo triukšmu, ypač dėl to, kad kenčia mano žmona. Vaikai ir negali ramiai miegoti, ypač vasarą, kai norima atsidaryti langus. Jie vis prabudę atbėga ir sako, tėti, ten kažkas yra, tėti, ten kažkas yra. Aš esu labai susirūpinęs dėl jų tolimesnės sveikatos. Tai sekina. Vėjo jėgainės yra beveik neištirtos. Hartmut Söndöve iniciatyva kovojo viso Brandenburgo gyventojai už mažiausią atstumą. Jo nuomonė, jis turėjo siekti 1,5 kilometro. Ne vien tik triukšmas, bet ir negirdimas infragarsas, įtariamas kenksmingai veikianti žmogaus sveikatą. Apie infragarso grėsmę perspėjo jau 2007-aisiais Roberto Koch institutas. Tai sustiprino žmonių iniciatyvą tuo domėtis. Jei aš pavažinėju ir su žmonėm pakalbu, matau, kad jie visi yra kankinami nemigos. Negali susikaupti, skundžiasi galvos svaigimu ir taip toliau. Tuo pačiu padidėjęs baimės jausmas, kuris nebuvo anksčiau jaučiamas. Žmonių nusiskundimai sutampa su išvadomis, padarytomis Robert Koch institute apie infragarso poveikį žmogui. Į vėjo malūnų kainą įeina ne vien tik neigiamas jų poveikis žmogaus sveikatai, bet ir gamtos naikinimui. Paukščiai priskrenda per arti prie vėjo malūnų. Tai stebisi Torsten Langemann, Brandenburgo paukščių apsaugos vadovas, stebėdamas juos kasdien. Tam, kad prižiūrėti virš 3000 vėjo jėgainių Brandenburge, paukščių apsauga turi per mažai darbuotojų. Rotorių sparnai sukasi labai greitai ir jie yra taip aukštai, kad paukščiai paprasčiausiai negali to nuspėti. Lygiai taip pat, kaip vaikas gatvėje, kai 200 mašinų jam pro šalį pralekia. Rotoriaus sparnų galai gali pasiekti virš 200, net iki 230 km per valandą greitį. Būtent dėl to yra paukščiai stipriai sužeidžiami, visiškai numušami sparnai ar tiesiog perkertami. Tai yra įrodymas, kad paukščiai žūsta ne dėl kažkokių kitų priežasčių. 10 000 paukščių ir šikšnosparnių pagal tyrimus tampa vėjo jėgainių aukomis. Tarp jų ir tokias retas ir nykstančias rūšis, kaip raudonuosius peslius arba jūrinius erelius. 45 žuvę jūriniai ereliai buvo suskaičiuoti paskutiniais metais. Problema yra ta, kad dažniausiai vėjo malūno aukomis tampa nepaprasti, o retesnių rūšių paukščiai, tokie kaip pavyzdžiui jūrinis erelis ar raudonasis peslys. Žuvusių raudonųjų peslių yra jau 125. Žudami tokiais tempais, tie paukščiai kažkada visai išnyks. Kritikų pasipiktinimų, tokių kaip Hartmut Söndöve, vėjo jėgainės naikina ne tik kraštovaizdį, bet kelia grėsmę sveikatai. Prie visų šitų tyrimų prisideda dar ir tai, kad Binnenland vėjo malūnai tik nežymiai aprūpina energiją. Čia Brandenburge vėjo greitis yra toks mažas, kad jėgainės sugeba išvengti tik pusę anglies dvideginio kiekio. Ne taip kaip vėjo jėgainės pajūryje. Todėl čia nėra tikslinga nei ekonomiškai, nei ekologiškai jas statyti. Jeigu mes tą pačią sumą pinigų, kurią panaudojom vėjo jėgainėm, panaudotumėm kitų elektrinių patobulinimui, tada sutaupytumėm apie 30 milijonų tonų CO2 daugiau, negu sutaupom su vėjo jėgainėm. als wir derzeit mit den Windmühlen einsparen.
Nepaisant to yra statoma toliau. 800 naujų vėjo jėgainių išdygsta kiekvienais metais Vokietijoje. Netgi nesisukantis vėjo malūnas apsimoka savininkui. Jie vėjo malūnus pastato net paukščių draustinio vietose. Nuo 3 iki 4 kartų brangesnė yra vėjo jėgainių gaminama energija negu įprastų elektrinių. O vėjo jėgainės, pastatytos tam gerai parinktose vietose, galėtų virsti gamtą saugančią energiją, nekeliančią grėsmės žmogaus sveikatai ir neverčiančią kaimynų evakuotis. Mes labai norėtume iš čia išsikraustyti, bet kas atsikrausti savo norų į vėjo jėgainių parką? Kad pavyktų parduoti, apie tai negali būti net minties.